pristatau. Priešininkų šiuo atveju vyrai va ir vienas tikrai pažįstamas, Egidijus Sipavičius, senokai nesimatėme, Egidijau. Tai kodėl tu šitoje nenoj pusėje? Na, noriu pasižiūrėti iš perastumą į savo gražuolės. Taip, taigi projekto Misis Lietuva vyriausias vadybininkas žiūri šiek tiek iš toliau ir toliau vertina visas gražuolės ir šį vakarą su vyrais. Čia Egidijus, kaip atstvara moteriškai pusiai ir jūs pasivadinot kvorumu. Tai yra čia visas kvorumas ar kažko trūksta iki kvorumo? Ne, iki kvorumo šiandien mums trūksta poros vyrukų, bet tai būna labai retai, tikrai daug rečiau negu Seime. Taigi čia yra vyrų vokalinis, bet ne instrumentalinis ansamblis kvorum, taip? Taip, netgi kitaip tariant, akapela, vyrų akapela ansamblis kvorum. Tai pristatyk visą kvorumą. Tai Artūras. Labas, Artūrai. Labas, Vytenė. Žilvinas. Malu matyti, Žilvinai. Na ir kvorum galva, siela, Vitalijus. Labas, Vitalijau. Na tai šiuo atveju galva ten, kojos čia. Ir dar žinau, jog jūs taip pat patektumėte į finalą, pusę sumos aukotumėt Maltos ordino pagalbos tarnybai. Taigi ši tarnyba taip pat padeda labiausiai vargstantiems Lietuvoje, seneliams. Labai gražus žestas, beje, jūs, mieli žiūrovai, irgi galite aplankyti aukok.lt svetainę ir paaukoti šiek tiek kuriam nors iš ten esančių projektų ir sugaišę tik minutę. Jūs skirsit ir paaukosit laiko gražiem darbam.